Labas visiems. Grįžome vėl į Kalradiją, iš kurios dar niekur ir nebuvom išvykę. Šiandieną tęsiam kovas mes su Šiaurės imperija. Manau, mes ją damušim. Svolačiai sturgai įsikišo, užėmė mum 2 pilis, kurias galėjau aš užsimti savo. Na, nieko tokio. Su sturgais irgi, manau, greitų laikų bus pokalbis rimts. Kad atiduotų savo visas teritorijas. O mes dabar dubėm į Siratą, ko nieks nemato. Kaip pamatys tuos munikailį. O, stepi banditai 4. O, pagerėja santykis su kažko. Lelyža vėl gali kurt būrį savo. Galiu 5 būrius laikyti. Jinaigi nesenai čia najos. Nuo žons atsivilko čia. Čia lelyža krita. Kaip atsimenam pritam video, kas matėt. Kam patiko praeitas video, kam gal šitas patiks. Laikiuką nepagailėkit, jums nesunku, man malonu. O, tas nori, palauk. Tu tai garantuotai laiką nepastatyti, duosimės tau. Pasikavojai, nepadės. Nepadės už tai, kad nežinau, pastatė, nepastatė laiką. Jeigu laiką pastatė, tai nieka baisus. Jeigu laiką nepastatė, tai parduosime belungį. Taip, kareiviam ir kareiviam. Balnų neturiu, tik arklių turiu daug įvairių. Įvairių rūšių, įvairių plauką. Ne, aš jeigu čia atėjau, tai gal aš pulkiau. Gerai, kad nuo žons ten atsivilka, jisai apgins tą pilį jau kokios. Pasiimk gal biškį rimtesnę armiją, nei kad buvo pas Lyžą. Pirmą levelę. Turėčiau taip laimėti, bet tik to, prisistatė katapultų parazicijų. Aš kol pastačiau tą, pas juos matyti inžinieris yra kažkuris ten iš tų, kur pabėga Tadisors arba Gulasens, Jėzus vardai pavardis. O! Tai vieniai čia aplinkui sakyti. Pinigų siūla. Džakorijų, jeigu paleisime, gerai. Pinigų. Eilida. Irgi gerai. O aš pinigus mėgstu, kuo daugiau, tuo geriau. Kaip sako, ne piniguose laimė, bet jų kiekį. Tai va. Jūrenui užkyla levelis. Kas ilgai statau? Man reikėtų Pierko inžinierijos. Šiaip tikrai ne paskutiniam lyčiu. 330, viskas maksimaliai. Patys prabalsavot, kad pas mane būtų karys, jeigu atsimenat, kas nors, kas balsavo. Artimos kovos. Jis neturi nei leunko. Kur tie išėjo? Nažonai šokį pilį, įsėdėk pilį. Nažonas. Prioritetai, ką turi daryti su savo kareiviais. Gali būti neutralus, kaip dabar, agresyvus, arba besiginantis, abranytinė. Aš jam iš karto metu jis maksimaliai 200 kareivių turi, bet pagrindė pėstininkai. Galima taip pažiūrėti, ką jis gerą turi. 2 naujokai. Baltansai, bulžerai yra. 4 vagys. Ką tu prisirinkęs visokių?
žodžiu, visokia mėšla prisirinkęs. Šauktinių. Nu, gink. Tikiuosi, kad padės tas man. Jeigu su 200 iššoksi pilį, tai tas su 400 jos niekaip nepaims, nei prie geriausio noro. Tikiuosi. Kaisars. Ai, ten kitą pilį. Nažons toliau. Negaliu laukti, kol jie pradės badauti, nes... Bet vis tiek aš ten nespėsiu iki vienos pilies, nes į šitą pilį reikia kareivių prikišti. Kodėl šitą pilį reikės kareivių prikišti, nes vienas dalykas sienas išgriau, jų neatstatys. O žaidimas čia realistiškai padaryta, kad sienas ir bus išgriautas ilgą laiką. Ir plus šalia priešų daugybė aplinkui jodiniai, taip kad jeigu aš paliksiu be kariuomenės, jie jį iš karto atsims tą pilyje. Todėl mes darom taip. Nepataikiau rupūžį. Forte. Taip, kodėl mano kariai ir šį žaidinėja. Iš čia dviese.
Kad kur čia užstrigau pavelnis, praleiskit. Iš kirvukų užbėgtas. Vargšas. Taip, kur priešai yra viršui, bet ten kiek žuvo maniškų 12, 5 katafraktai, nu, pasipriešino. Taip, apkauskim visus. Pulkit, kur jį yra. Kažkur tie. Tai kaip jūs tie atsiradot? Kaip pasiimu užlipti? Va, yra kažkokiu pečios. Va, kiaurai per arklį, aš įėjau į arklį. Nu čia kaip čia žaidime padaryta. Nu žiauru. Per arklį. Bandu. Blogai. Viskas trečia levelė. Visai neblogai, galim sakyti. Nažons, tugi, jisai ten jau nusivilka. 4 kareiviai, 3 kareiviai, o ką daug nusamdžiau. Čia tai armija. 5000 su viršučiu. Niekas nepadarys, jis teisingai daro, kad nepuol. Slauk manęs, o aš nespėsiu atėjoti. Ar spėsiu? Darom statymus, spėsiu. Greičiausiai, kad nespėsiu. Siratė gynėjų. Nu, laikykis, bratka. Jo. Laimėja! Šaunuolis Nažons. Vot čia tai, Vot už tai galima laiką. Man net kišnį reikėjo. Dabar Svilliau greitai į Siratą. Vot, jisai išlaukė. Jisai išlaukė, jis momentą išlaukė, kol jisai užpuolė. Tik sumažėję pas jį kareiviai ir jis su savo 200 staigią ataką padarė. Ką aš dabar darau su jo būriu? Nu, Nažons nustebino, neutraliai. Kur čia aš kvadratais judinėjau, čia ką, šitoj vietoj praėjot negalėjai. Nematoma siena. Čia iš jų tikrai tėvi gaunas neblogai, neimsimės jų, man reikia lungininkų gerų. Pily, lungininkai ir, kareiviai, aišku, reikia, visko reikia. Nu ir ką dabar darysi? Nebėgs? Ne? Nu nebėg.
Medicina sukilo. Ką galim, kokie pirkai yra medicinai pas ją. Znachar, kadangi pas mane būristo. Labai gerai, kad sukilo. Taip. Kaimuose greičiau didėja židinių kiekis, kitaip sakant, daugiau pastatų, taip suprantu. Ir kai laukia kaime, 30-20 procentų greičiau gyja gydymas vyksta būlė. O čia mieste, jeigu laukiama, plus 20 procentų. Ir gerovė kyla plus 1. Kaimuose dažniau vis dėlto tenka laukti. Ar ne? Čia nei ten aš nelaukiu. Gerai, pasirinkim, kad gerovė didėtų. Tai pas ją lankininkai, dvirankiai. Su kuo tu ten su kardu jinai laksta, man rodo, iš gero didelio. Mes jai pakelkim, man dadės biški žvalgybą gal. Labas. Dabar naktis, aišku, laukia, ne? Ne, jau rytas, jau nebus tai baisiai. Ankstyvą rytą, turbūt rytą, ne vakarą tikiuosi. Užpulsim mes jų būrį, įduosim mes jiem į kailį. Kad į kailį duosim, tai čia 99 procentai. Šia. Realiai valčiui nėra jokių. Pas jį negana, kad kareivių levelis mažesnis. Tai kareivių daug kartų mažiau. Archers! Archers! Move! Infantry! Forward! O ko jūs čia velkatės? Desivilkit. Archers! Footmen! Horsemen! Čia 6 lonkininkai yra. Na. Matė pas mane 330. Ne, vienrankis bišk mažiau. Tai turi išgyvenai svoločių. A jeigu būčiau iš Klatovą kirtęs, aš tau in Kupro, va būtų taip pasibaigę, tai tą markinį nabagą. Vienas mišys. Hehe. Jeboj. Gaša. Nesikį nepataikė. Nei kartelė. Jėzus mano. Kaip ir aš. Nesvarbu. Infantry! Forward! Kaip čia jūs atsistoti norit kreivai išleivai mane kaip? Archers! Forward! Forward! Cavalry! Move! O čia va, tiesiai į makuptelę. Tik nepataikė. Tikliau pataikė, bet vis tiek. Biški arklius kudėja. Oi, kaip į kirtą. Šiaip iš mažėbės nedarykit, šiaip filmuoja. Negausiu atlaiko, dislaiko, kad man muščiuk ne pirmą levelę raitelį. Nemėtit. Na, nespėjai, sakė, mes įspėjom išmėti. Kaip jie mėgsta savo kirvukus mėtyti rūpiniukai. Kada jie iškirvė pataikė, tada jie iškirvatintas pastovi, nieko neužė. Nu, bet jų lankininkų tai tikrai gėda. Nisyk nepataikė. Nei vieną. Aš iš skydo viens pataikė, skydo. Iš skydo lankininkai nepataikė. Tom linijom blin paskutinę liniją nešaudo, bet trinti kažkaip būdų.
nenori trim linijom stoti, ne? Sako, daryk tu, ką nori, gali. Pats įstoti savo trim linijom, 2 linijom. Mes stojam 5. Arrows! Forward! Po 3 linijom šaudo ir galinė linija. Nu, kur tu čia išvažiuoja, apsisuka, išvažiuoja, vėl. GPS navigacija jį kreivai veikia, pasiklydo. Joja, nedajoja. Gerai, kad nedajoja. Cavalry! Charge! Soldier fire! Jūs gi mėgstat iš pirmukų man mėgstat. Jis lankininkų paleido, kurį šansų metu prieš tai bus lankininkų. Bando pėsti. Nu, gali teisingai, bet ne. Kaip tu škydą nepasukęs apsiginį rūpų žioks, a? Legionierius. tą reik nukirst nuo vaizdo. A, jį šoną pavyzdžiui. Dar geriau. Everyone! Give him hell! Raudono mums nereikia. Bet nei vieno nesužydė. Oho. Dabar jūs mano belaisvės. Taip. Taip. Suskauti ant galvos. Taip. Keturiolika kareivių gauna, labai gerai į pilį bus sukišti. Belaisvių nebetelp. Atsisakom tavęs. Pagal klasę, imam pagal aukščiausią klasę ir Taip. Įmam šitą visą gėrį, žinoma. A kaip aš levelį pakelsi kitaip savo kareiviam? Nekaip, va tik šiek tokiu būdu. Ui, 4000. Šitą bereikalau, o taip, 6 užkilo. Piu. Kas vat pavyzdys, matom raudonai, vat, užšydė, va, kareivis pasimui, man rodo raudonai, tink, mirks taigi taip. 12 kareivių per daug turi. Kas bus? Jie tiesiog bėgios valačiai. Ir nežinosi, kurie. Gali būti, kad Fijanų daug pabėgs. Nebūtinai silpniausių, ar ten apačiu esančių. Ne. Užtat geriau nerizikuoti, kaip sakant. 3150. Arbaletininką padarom. Tik 2200. Ai, šitie negali užkilti. Garnizonas.
Kuriem kareiviam galim pakelti? Tau galim pakelti levelį, tau galim pakelti levelį, į tau galim pakelti levelį, į tau. Aš juos va pasiimu. Duodu jiems šarvų, kažkokių daiktų. Aišku, čia galima tuo neužsimti su laiku. Jeigu jūs pastatot, tai parodysim upravlėnį. Treniruočių kur ta. Garnizone +3 patirties kiekvienam. Garnizone, kareiviui. Taip. Į dieną. Dieninę normą tipo. Ir jie patys susikels, todėl taip. Šitus atiduodam. 27 kareiviai. To pily kareivių turėtų būti gan normaliai. 26 tik tais, ne taip ir normaliai. Čia jeigu mes pasižiūrim, sienas matom netgi vizualiai. Vieną sieną kaip jau tipo ir atstatė, bet antros dar ne. Šimtas 67 gynėjai yra. Mes dabar eisim į muziejį svečius, paskui į Džagurisą. Aha. Jums siūlo 0 pinigų už išlaisvinimą. Gal tu pagalvo dar, kiek tu man gali pasiūlyti pinigų už išlaisvinimą. Mes parduokim tave. Šitų biškių per daug netgi prisirinkęs kareivių. Ne. Taip padarykime. Suskiauterė, na. Normaliai. Tai gali sukilti. Welcome, stranger, to my... Šalia. Ne, reputacija tik tai susimalsiu, o jiem nenukris tas visas reikals, ištikimybė. Ja, neapsimokam. Kad būtų užduotis ten bandom padėti ten ginklais, o tada jo, tada suprantu. Aš nesuprantu, kas alų gamin, kur man jo gauti už normalią kainą. Nėra. Blogai. Labai blogai. Maniškim, tokie bairiai nepatinka. Įsiranėję galėčiau nusvilti, bet tai užpuls zamaką Siratą. Tai padarom vėl. Būrėjai, nožonas, gynyba. Bet puikiai iš nožon šaunuolių susitvarkė. Nu, kol filmuojam, pasižiūrėkime į teritorijas, ar nebanda man sukilti kas nors. O, įsibirsta iš visai pliusą indžiauriai, Ravaltas, pliusas Lagetas, Šarasas, pliusas, bet ten kažkur šalia jau turbūt yra
banditų slėptuvės, nes -1 matom saugums. Dunglanisas pliusas, Sargotas pliusas, bet saugums iš viso -2. Galendas minusas ir saugumą. Ai, bet aš Galendą nesenai užėmiau. Man rodos, paskutinis mėsas ir buvo. Minusas nedidelis, bet visi pliusą neišeina. Negerai. Džalmarisas pliusas, Marunatas didelis pliusas, Penkenonas didelis pliusas. Lageta pliusas. Gerai. Nes Lageta buvo. A ko tu į minusą tiek varai man? Taip. Kuris ten? Kaisaras, Sandas. Visuosi užstatyta, kad nebūtų labai daug kareivių. 109 raitelius turi. Ir tik 34 blunkininkus. Silpnai. Gerai. Mes traukiam iki Saronėjos ant greičio. Tikiuosi neužpuls Siratą, jau ką Nažons ant gynybos pastatys. Šiaip aš galėjau traukti Makebą, bet ten alaus tikrai nerasiu. Ten tie laukiniai, jie nevartoja. Jie kumysą visokį ten, kurio irgi nėra žaidimų, bet nesvarbu. Taigi klajokliai. Čia irgi pagrindė visur vyną. Užuolino. Nu, gerai. Nu, pagaliau kažkiek radau, nedaug, bet radau. Finikų radau. Į alyvogių radau. Vyno. Tai iš vis pasaka. Tik su sūriais nelabai gerai. Žuvies aš turiu sočiai, alyvogės. Mėsų turiu da. Nu ką, reikia imti mizėją. Ta pilėt spėsim visą laiką paimti. Na, nespėjau Siratą apsupas. Žinau, ką apsups, bet... A kur Nažons išvo? Nažonai, tau ką pastatyta, kas pastatyta, tada aš nesupratau, ką... Nu. Tai kokia čia gynyba, jeigu tu jodinėjai? A ne, žiūrėk. Iš karto kaitin. O. Nebekaitin. A, jis nieko nepadarytų. Čia 700 rūpų žiaukų. Susirinka net visa žalia gilelė linka. Aš galiu padaryti prasiveržimą į pilį, bet aš prarasiu daug kareivių. Ar man verta, neverta, manau. Nažons netvarai pagalba. Į nereik man jo. Man reikia sukelti kareiviam lygį dar, jeigu galiu. 3056. Atsiminkim šitą skaičių. Didelį ir gražų. A ką tu čia pas mane veiki? Na, padarysim, mes tave pily būsime. Legionieriai gerai yra šiaip kareiviai. Testus žiūrėjau. Pas kitus youtuberius aš irgi pasižiūrėjau. Tai legionieriai šiaip vis dėlto turbūt tuos pėstininkus su skydais įvykį. Siena ant sienos. Kaip netestavo. Kažkodėl tais... Nežinau, gali komentarą parašyti, bet šiaip geriausi pėstininkai skaitos imperijos legionieriai.
Na, aš aišku dabar, kadangi už Sturgą, tai Sturgus laikau antrį pagal gerumą jie. Kalbu apie skydininkus. Skydų sieną, kurie laiko smūgį, nekalbu apie šturmo. Šturmo, man rodos, vis dėlto geriausiai yra Serai ir Sultanato ir Sturgų. Šturmo ten su dvirankiais kirviais tokie laksta, kurias lankininkai labai tik iššaudo. Taip, puolam. Na, čia siena. Iš karto 3 linijom pastatykim. Tuos pastatykim 4. 4 sienom. 3 užtenka šiaip. Infantry! Forward! Archers! Move! Cavalry! Charge! Forward! Nečarčiu. Footmen! Hold fire! Iš kirvukus vėl svolačiai išmėtys. Infantry! Archer! Forward! Rider! Forward! Šešiasdešimt raitelių, 25 su lankais. Infantry! Move! 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 Forward! Horsemen! Attack! Aš jau raitelius ant jūsų paleidau. Gerai užstopinau. Čia negerai. Cavalry! Move! Ką jūs savo krūtėm iš toli nuvedė? Nelabai supratau, kodėl jis padarė labai. Infantry! Raise your shield! Move forward! Footmen forward! Gal 3 lankininkai gyvi, nu kaip jūs čia sugebėjote išgyventi. Ne, jau aš matau rytelę smūgį, tik kur aš. Gara Fens. Fens žodžiu. Infantry! Move! Forward! Forward! Move! Archer, move! Cavalry! Move! Forward! Infantry, form a line! Į liniją. Taip, mes dabar jau judėsim link jų pagrindinių. Footmen, forward! Forward! Move! Archer, move! Cavalry! Charge! Pagal
Кавалерія піш кавалерія, якісь. Soldiers! Form a shield wall! А, це прошав, обсипажено. Moving! Cavalry! Forward! Move! Ще Гери ушли на позицію рефуджерці. Infant forward! Move! Ланки не куляються, от кіньте гушауда. Archer! Ланки не тільки кек дане. Дане шауда. Його сріки так. Forward! Forward! Чувак, команда скидами, все время хуйся сустреляс. Стреля, Сергей боится. Victorious. Footmen! Move! Move! Archers forward! Cavalry forward! Infantry! Move! Cavalry move! Move forward! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Archers move! Да, не поцелуйте куряса. Аж рейтер смотрел, что вы Move! Horsemen! Attack! Такі ланкіни тут тепер. Cavalry! Move! Forward! Infant fire at will!
Soldier, give him hell! Žuvo. Du žuvo. Nebėgu, žiūrėjau, bėga, kažkai nelaisiu, principas, tai pasėdė. Nepaimsiu. Nu, nenorėjo, tai nenorėjo, ką aš jam turiu padarysiu. Dabar jis mano belaisvis. Ir jis mano belaisvis. Ir jūs. Ir jūs. Enough. Taip. Pau, pagal klasę. Mhm. Pala, yra taigi tų, buvo fijanų man. Pats tas, kaip tik lunkininkų gerų reikėja, bus. Pasaka. Labai gerai. Na, toliau galim belę kokius rankytis. Belaisvis, belungė. Na, antrą lygį neimkim, niekai nekainuoja, tik labai sumėtin. Taip. Žiūrim, ką turim. Turim tai, kad turim per daug kareivių. Taip. Pakils lygis kam nors. Ai, nėra kam lygių kilti, ne? Jo. Čia maksimalų šitie samdiniai. Ochrana apsauga sakė. Šitiems sukelbė tiek tos. Kągi, o mes judame tada. Ką čia tiesiu 600. O su kuo kazuitai kariauja, žiūrim. Karalystės, kazuitai. Su sturgais. Sturgų čia pilis yra Riksala. Čia teritorija netakai daug turi sturgai. O mes traukime vizėją, pažiūrėkim, kiek jis ten. Turginiai muziejų. Tūkstantį pinigų duoda. Na gerai, 1000 irgi pinigai. Tūkstantis 400 brangesnis. Raitelė man nereik dabar, man reikia jau lenkininkai, kad prisijunginėtų. Ką, pėstininkų mes turim? Irgi ne. Pėstininkų per akis. Tūkstantis. Po pauzę, va taip. Jokių nestatų, kai matot, mano taktika. Jokių ten taranų, jokių apgulties tų bokšto. Kam? Tas sienas išgriausiu tuk, kaip sakant. Ateisiu, jau pasibelsiu į duris, namą, viduj va tėvą. Nu. Ferdriks auk. Ferk rydas. Socialinius. Neduot, kad ant vieną kažką sukelti. Turi kažkaip pasirinkti. Tai ir inžinerija, ar medicina gal biški. Tegu jam būn. O, jis inžineriją susikėlė, pats dar savo irgi.
Pliusas randomų. Į kalvę. Kalvės rupūžioks, nu. Kal pasagas, ir ne tik pasagas. Ten tai dainoj mano tėvas kaustė arklius, o aš kausčiau kumelės. Tai va. Stop, taip nesupratau, tai kas čia ką paėmė, čia Sturgai pralaimėję? Ne, Sturgai laimėjo, kaip suprantu. Na, reikia raitelį paimti. Nikasoras pabėga. Nu, pabėga, jie nematė. Jie kelia. Tai kokį tempų statą. Reaktyvinių greičių. Nespėjai griaut maniškį. O čia tokie nesitikėjau, koks ten per inžinierius pas juos sėdžia. Ne, čia. Čia bišk per žiaurų. Tokiais tempais statyti. Kareiviai man žūn nuo to, kai... Sudaužo. Bet iš po paskutinio tų atnaujinimų, taip stata, va. Kas čia per Tata iš vis pastata per kelias sekundės. Jeigu nugriaudam visus 4, tai aš vėl visus vienus iki pastatyčiau. Normaliai tem statymą. Plius pas jį iš bado nemirs, nes pas jį matik tiep 400. Nes pas jį va šitie būriai turi savo maistą atskirai. Su statymu tai pridarė biški. Projektai geriau ir čia sužeisti kariai neprašo resursų ir daugėja kaimai. Didėja kaimai, pasakykim taip paprasčiau. Jau rupūžė. Negerai. Labai negerai. Šiam neišmušiu tų. Aš galėčiau pult, bet kiek žus kareivių paskui. Neprisijungda nieks. Jis katapultas kol stovo. Katapultas stata tokiais tempais, kad nespėjai net normaliai žiūrėti. Va, katapultas, nugriaukit tą vieną katapultą. O sulėtėja statymus. Aišku kaip. Garnizon sumažėja. Va šitą nežinojau. Ir matau, kad sulėtėja statymus. Ir smarkiai sulėtėja. Kuo daugiau garnizonų, tuo greičiau svolačiukai stata. O dabar jau viskas puiku. Sieną išgriaunam, tai antrą sieną išgriaunam, numušom tą. O, kaip čia yra. Blin, pastatė. Mizija kris. Čia jau aišku. Mūsų, kaip taip greit stata, pasirodo, kuo daugiau garnizonė kareivių, bet taip, tuo greičiau
plaktukų daugiau, tų cviekų daugiau atneš kažkas. O, čia koks drąsus aralis. Čia rūpo, žiūrėk, kiek čia lankininkų stovi. Я спėjau vien definiškai. Aš nesupratau, kaip buvo kareiviai. Tai čia po vieną raistai paniškai. Jeigu ne mano konvejeris, mums patys būtų pabrauti. Po vieną, po du kareivius valkiai. Nesupratau, bairė, kuis po vieną, po du vaikščia. Naują taktiką sugalvoja, po vieną, po du kareivius. Visai štiš. Dar ne 21 sužeisiu galėjo. Gerai, einam pasikalbėti su vietininku, ten pasikavojęs bus pačiamas. Iš kur iš čia sustatė visokių. Kalba, ne. Kur mumai ten, čia nai? Jūs nedat. Iš kojas, jeigu nesitraukia. Sustoji į kampą. Nepraeisi, nepravažiuosi.
Nelabai gama, tu svarbu mojuoji iš kardą viskas. Tada už. Lempuniai, žvakės vos šviečia. Visus belais susimam, parduosim. Kareivių biški žuvo, belika 132 fijanai, gerai, kad aš turiu jų belaisvių, tai turėtų jie prisijungti prie manęs kažkada. Parduot. Neparduot, ne taip ir daug turiu 7. Gaila. Tikėjus, kad daugiau bus. 139 dar bus. Taip. Miesto valdymas. Man reiks iš Lagetos dabar atsiųsti čionais vietininką. Kas pas mane Lagetoj sėdžia, kaip ten Lageto reikalai. Na va, muzėja užimta, mes iš Lagetos. Lageta, kur mūsų Lageta, kaip ten jai sekas Lagetai. O, kiek pliuso, 0,16. Tada mes nuimam, padarom taip. Ir plus 0,1 vis tiek. Aha, labai puiku. Lagetui. Ortisijai. Asils. Žiūriu. Reikia Lagetą žiūrėti. Iš karto į 0,89 į minusą eina. Jau ką iš Džalmarės atsiūsim. Abizdolina, man rodos, ten buvo Džolana. Nu taip, mes patikrinsim, nes aš jau nuimiu nepasižiūrėjau. Neužfiksavau. Lordai, keliaujantis, imperija, aha, gyvas, moteriškė ir stralikas. Džolana, jo. Abizdolina. Taip, bedalė. Nu ir mes paskirkim ją. Muziejus vietininkų. Kolina jos, jei keliau čia dar reikės dabar 3 dienas ir 8 valandas. Jos gyva. Jau viskas į minusą, žiauriai į minusą, ištikimybė -4, maista nėra, saugumą nulinės, -4, ja, negera. Nes nėra nei viena garnizonė kareivė nėra. Kodėl maistai į minusą eina? Tai maitai nesudegė 13. Ai, jie badavo, nes aš ant bado laikiau dietos. Gerą dietą, iš vis be maistą. Turi žuvies, turi viskas. Ką aš dar norėjau? Čia kareivius pardaviau, viskas gražu. Čia padarom taip. Pam, mėsytės bus. Aš škūras parduosim odas. Škūras. Prekeiba ir škūras. Pau, pinigai, nemaiša. Jo, ir 2 milijonų, milijonierius. Taip. 4,000 tai reikalingi. Visus lankininkus, ką galim. Dvirankis. 6 lygį. Greičiau užsimoja,
Bet žala čiut mažesnė. Trumpesnis. O, nu jo, čia gera mečetė pas ją. Sidabrinis, didelis kardas. Pėca žino, kas geriau. Lengvesnis biški. Bet žala ant 30. Bet čia yra gali durtina iš jo papildomai. Ilgis tai čia... Nu, kad geresnis šits biški. Daug greitesnis. Toksai čiut. Vadinasi, palikim jai šitą. Nežinau. Parašykit komentarę, kas norit. Gerai, blogai padariau. Pats toks ant klausimą. Momentais geresnis, momentais blogesnis tas kartas. Irgi jį pasidėsiu dėl visą piktą, gal kažkam kitam atiduosiu. Galėjau viską atiduoti iš karto, tai viskas, ką aš čia žaidžiu. Iškart galima pamatyti daiktą, kad geras, kaina tiesiog iškart pamatai, kad kainytė. Vadinasi, jeigu daug kainuoja, vadinasi, geras šitam žaidimą, taip. Taip, dar 3 reikia sukelti kareivukus ir bus viskas. Beveik buvo jau damušęs 3900. Taip. Garnizonas, tave atiduodam, tave. 9 liunkininkai, tai yra arbaletininkai ir 5 pėstininkai. Tas vienas įpilį irgi bus pėstininkų. Kiek čia ponų sėdžia, Jeigu aš juos parduosiu, jie man gerus pinigus duos. Bet mes jų neparduokim. Amparela sukilo. Va čia tai dovana! Va čia tai jo. Taverna. 6 samdinius nusamdykim. Va čia tai laiko amparela man sugebėjo sukilti. 7800. Taip, tada tų belaisvių negalim parduoti, dėl ko? Dėl to, kad jie dar turi 2 pilis, kaip matom. Jie užpuls iškart mizėją. Kol jie sėdži, vis tiek, kot ir pabėgs su laiku, bet ne taip greitai jie pabėgs, kaip norėtų. Elitiniai. Jiem dar kill levelis, aš neatsimenu. Ne, nebekill, jie maksimalaus. Citadelė, valdymas garnizono, prašau, dar 6 pėstininkus. Išsaugojimas. Labai puiku, kad išsaugo. Kągi, kaip matom, užėmėm pilytę, užėmėm
Mizėjos miestą, gan didelį, atmušom, Nožonas maloniai mus nustebino, apgynė pilį, neteko kiškių net padėti jiem. Sukilo mum kaip tik ant Parelą. Labai gerai, mes ją čiupsim iš karto. Tik problema ta, kad aš neturiu imperijos daugiau lordų, man rodos. Turiu. Meluoju. Turiu Džalmariuose, bet iš Džalmariuose gali siūsti tekti Lagetą. Viper kurandas Homorė. Kazyrė. Varčiegė. Varčiegas netoli, ne taip toli iš tikrųjų. Nemoso. Kodėl tu ne Džalmariuose? Ai, jisai ir valda Džalmariuose, jo. Galandė sėdžiu. Galands toli rūpužė, va tenais va net, va čia nais va. Oho. Tai kad jie sukilo man labai gerai. Karų imperija su kažkuo plakas, greičiausiai su Aseraicis. Atspėjau ar ne? Pažiūrėkim. Vakarų imperija. Kaunas. Atspėjau. Sultanato. Tai vat. Šitam video tiek. Kaip imsim ant Parelą, kaip ar imsim, dar klausimas. Galbūt bandysim pirmiausiai sutvarkyti tas dvi pilis. Pamatysim kitam video. Visiems. Iki.